Šitas video skirtas tiems, kurie ieško ir laukia Dievo. Noriu pasidalinti savo vienu regėjimu, kurį mačiau maldoj. Tarsi Dievas parodytų man apie mane, kaip Jisai mane mato. Aš save mačiau Edeno sode, savo personaliniam Edeno sode. Ten buvau aš viena. Šitas sodas buvo nerealiai labai ryškiai žalios spalvos. Aš tarsi mačiau aplinkui tokia kaip tvora, bet ta tvora buvo iš žalių medžių, krūmų. Tarsi ta tvora mane iš tų žalių medžių ir krūmų skyrė nuo iš kitų žmonių akių. Tarsi šitas sodas būtų skirtas tik tai man susitikimams su tėvu. Ir aš tarsi matau save, aš sėdžiu ryškiai žalia žolė, aš sėdžiu kėdėm ir save matau su labai pasteliniam spalvom gėlėta suknelė. Ir aš matau save. Ir įdomus momentas buvo toks, kad aš tarsi atsigrėžiu į mane, kurį aš stebiu save. Aš sėdėjau kėdėje su gėlėta suknelė ir tame sode buvo nerealiai didžiulis Dievo artumas. Toks didžiulis Dievo artumas, tarsi aš būčiau dangui. Aš sėdėjau tame Edeno sode, aš tiesiog garbinau jį, aš buvau jo artume ir mėgavaus tame ir tiesiog aš nenorėjau išeiti iš to sodo. Ir aš tarsi prieinu arčiau prie savęs. Ir aš matau save su be galo didžiulė šypsena. Ir aš matau save tarsi, kaip aš mėgaujuosi tuo artumu. Ir staiga aš suprantu tokį dalyką, tarsi Dievas sakytų, kad mano tikslas yra vienintelis. Kiekvieną dieną ateiti į šitą sodą, ieškoti jo ir mėgautis jo artumu. Tai vienintelis yra mano tikslas šitam gyvenime. Ir man Tėvas sako, kiekvieną sykį tu ateini šitą sodą ir kai tu atsivesi žmogų šalia savęs, tau nereikia su juo dirbti, aš dirbsiu su juo. Ir aš pamačiau tokį vaizdą, kad aš sėdžiu tame sode, aš mėgaujuosi Dievo artumą, žiūriu jam į veidą ir tarsi šalia stovi kažkoks žmogus, kurį aš atvedžiau prie Dievo. Ir aš matau, kaip Dievas pats asmeniškai, personaliai dirba su juo, kad man nieko nereikia jam nei kalbėti, nei liūdėti, nei daryti. Mano tikslas yra vienintelis - nueiti į Dievo artumą, į tą sodą, atsivesti žmonės ten, į tą patį Dievo artumą ir Dievas pats asmeniškai dirba su kiekvienu, pagal kiekvieno poreikį, kam ko reikia, kam reikia išgydymo, kam reikia atsakymo, kam kokio atsakymo reikia, nes man nėra tai žinota, Dievas žino kiekvieno širdį. Ir aš tarsi net nežiūriu į tą žmogų, aš net nežiūriu, ką jis veikia, aš tik suvokiu, kad Dievas dirba su jo širdim. O aš tiesiog žiūriu į tėvo veidą. Tai vienintelis mano darbas yra žiūrėti į tėvo veidą ir mėgautis juom, pamilti jį ir mylėti jį. Ir tėvas su kiekvienu žmogum, kuris bus šalia manęs, jis dirbs personaliai. Jis pats asmeniškai ims jį už rankos ir gydys jo širdį ir ves per visą procesą. Tai buvo vienas iš toks įdomiausių ir labai paliečiančių širdį. Aš suvokiau, būtent iš principo, koks yra mano pašaukimas šitoj žemėje. Visų pirma, surasti tėvą, pamilti jį ir visa kita turi ištekėti automatiškai. Dievo artumas, Dievas tada liesis prie kitų žmonių. Tai vienintelis mano darbas yra eiti į Edeno sodą ir mėgautis jo artumo, jo meilę.